Na, kokios šventės be užkandėlių. Ypatingai šį laikotarpį, kai užsuka ne tik giminės, bet ir draugai. Tokį pasiruošti galės beveik kiekvienas. Gardus kiaulienos karkutės terinas su remoulade padažu. Tokio skanaus jūs nenusipirksite niekur ir negausite jokiam restorane. Kai pasigamini pats, viskas būna žymiai skaniau. Kaip jį pasigaminti? Važiuojam! Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Kad paruošti gardų kiaulienos karkutės teriną, žinoma, reikia pačios kiaulienos karkutės. Galite nusipirkti, virti maždaug 3 valandas ir vėliau ją turėti paruoštą toliau gaminimui. Arba galite tiesiog užsukti į gardų parduotuvę ir nusipirkti tikrai labai skanę. Mes jau gaminom keletą receptų su šią karkute, visiems tiesiog labai patiko. Bet kartais iš tokių ingredientų galima padaryti kitokius patiekalus. Visą šitą pakelio turinį išimu į indą, nes mums reikės visko, išskyrus kaulų. Visus drebučius, kurie susidarė lėtai verdant šią kiaulienos karkutę, kol kas įdedu į prikaistuvį. Vėliau ištirpinsim ir sudėsim atgal, o mėsą nurenku nuo kaulų. Ilgas karkutės virimas žemoje temperatūroje padeda ją išlikti ypatingai sultingai, tiesiog tirpstančioj burnoje. Jeigu norite, kad terinas nebūtų labai riebus, tai riebaliukus esančius prie mėsos galite tiesiog atskirti ir išmesti. Mėsą galite suplėšyti šakutėm, galite susmulkinti peiliu, arba galite pasinaudoti šiuolaikiniam moderniom virtuvės technologijom. Tai sudedu mėsą į smulkinimo indelį. Jeigu mėsa būtų kambario temperatūros, tai vienas dalykas būtų sunkiau atskirti išsiskyrusius drebučius, riebalus ir būtų sunkiau susmulkinti pačią mėsą. O šaltai jinai susismulkina labai paprastai. Mėsa susismulkino tiesiog puikiai. Štai daug tokių smulkių gabalėlių, tačiau nesusimalė į visišką, tokią kaip mėsos košę, pavadinkim. Taigi sudedu atgal į dubenėlį. Įdedam truputėlį šviežiai maltų pipirų. Jau tirpinu drebučius, kuriuos supilsiu. Šiek tiek žalumos. Žaluma puikiausiai tinka tą, kurią mėgstate, tačiau petražolės žalumas išlieka ilgiausiai. Galėtumėte įdėti laiškinio česnako, šiek tiek kalendros, jeigu mėgstate. Nerekomenduočiau dėti stipresnių prieskonių, tokių kaip čiobrelis, rozmarinas, nebent įdėti labai nedaug. Ir paskutinis ingredientas, kuris padės terinui nesustingti tokį vieną didelį drebutį šaldytuve, tai yra šaukštas majonezo. Tikrai daug dėti nereikėtų. Tiek tikrai pilnai pakaks. Taip, majonezo mums dar prireiks. Taigi, viską išmaišau ir turiu pasiruošęs keletą dubenėlių, belieka sudėti į juos. Labai gardu. Dėdami į indelius pasistengkite, kad neliktų jokių oro tarpelių. Oro tarpeliai yra ta vieta, kur greičiausiai prasideda gedimas. Tai yra rizika toj vietoje atsirasti pelėsiui. Jeigu tokį kiaulienos teriną valgysit,
iš karto arba vakare, nieko daryti nereikėtų. Tiesiog uždengiat su plėvele ir padedat į šaldytuvą. Tačiau jeigu laikysite, tarkim, savaitę šaldytuve, kad neprisigertų nereikalingų kvapų, išsitirpinkite truputėlį sviesto ir užpilkite ant viršaus, kad susidarytų, tokia kaip sviesto kepurėlė, kuri sustingus užkonservuos šitą gardumyną. Tai paruošti kiaulienos karkutės terinai keliauja į šaldytuvą. Kol šaldytuve ilsisi kiaulienos karkutės terinas, gaminsiu remulat padažą. Kadangi pats terinas yra, toks šiek tiek suresnis patiekalas, pavadinkim, tai kad subalansuot skoniam reikia rūgštesnio padažo. Tokie ir praktiškai visi padažo ingredientai. Pradėsiu nuo kaparėlių, nuo marinuotų kaparėlių. Ir, reikėtų maždaug 1/4 stiklinės arba 3 šaukštų maždaug. Ir truputėlį juos susmulkinsiu. Taip pat reikės karnišonų arba kitų jūsų mėgstamų marinuotų agurkėlių ir truputėlis žalumos, truputėlis petražolių. Padauginti nereikėtų, keletą lapelių, tiesiog, kad jaustųsi toks mažas petražolės aromatas. Galbūt pagalvojot, kuris nors, kodėl aš visko tiesiog nesudedu į tą patį smulkintuvą, su kuriuo smulkinau mėsą, o pjaustau čia tokiais mažais gabalėliais. Šitas, sakykime, prieskoninės daržovės, agurkėlius, kaparėlius, jeigu mes smulkintumėm su tokiu greitu elektroniniu smulkintuvu, pasidarytų per daug košę. Ir tuomet padažas pasidaro labai skystas. O čia norėtųsi tokios tirštesnės, kreminės tekstūros. Taigi dabar viską susidedu į dubenėlį. Garstyčios. Galėtumėt naudoti dižono garstyčias, grūdėtas garstyčias, tačiau gardų parduotuvėje galima surasti prancūziškų garstyčių su trumais. Jos šitam padažui suteiks dar papildomo tokio cinkelio. Ir, žinoma, majonezas. Remulat padažo visas, kaip sakant, pagrindinis dalykas. Jo reikės maždaug stiklinės ir geriausia būtų rinktis tokį kokybišką, tirštą majonezą. Rūgštelės čia tikrai užtenka, bet citrinos žievelės aromatas dar labiau pagardins šitą padažą. Daug nereikėtų, keletas brūkštelėjimų ir to pilnai pakaks. Puikiai. Tikrai labai greitai, ypatingai skaniai paruošiamas užkandis, tinkantis bet kokiam skoniui. Kaip jį pasigaminti, kaip visada sužinosite užsukę į mūsų puslapį gardugardu.lt. Nepamirškite aplankyti ir socialinių tinklų bei YouTube platformos. Ten visi receptai video formatu, taigi bus labai lengva viską prisiminti ir pabandyti pagaminti. Kaip visada labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, Electrolux bei Kėdainių konservų fabrikui. Jums palinkėsiu labai jaukių, šiltų, o svarbiausia skanių, gardžių švenčių. Ačiū, kad buvot su Gardu Gardu, o su jumis pasimatysime prieš pat naujus metus. Iki!